Linkiu geros dienos. Šiandien su Tadu nusprendėm paįvairinti treniruotės, atvykti į Tiger Muay Thai and Mixed Martial Arts Gym, pasiboksuoti. Ir Martynas šiuo laiku lanko šį klubą, Martynas Jasanus. Ir patarė mums ateiti būtent į MMA grupę, kadangi ten atvažiuoja daug iš Kaukazo žmonių. Ir ateina iš įvairių klubų žmonės pasiboksuoti. Tikriausiai pradedančiųjų grupė. Daugam įdomu iš mano pažįstamų, kaipgi vyksta čia treniruotės. Labai daug aikštelių, tikriausiai pirmą aikštelę. Tas aikštelis, pažengusių grupė. Klasika. Ten. Kas buvo, mane supras. Ten. Ačiū Dievui, ne taip karšta. Pagrindinis pažengusių grupės treneris. Mes su juo susitikdavom Kazan mieste, kai dalyvaudavom su Tadu, jis irgi tame turnyre dalyvaudavo. Jam ten nelabai pasisekė, kaip pamenu, bet kovotojas geras, kaip treneris nežinau. Labai stipri darbo atmosfera. Verta atvažiuoti, kad pabūtų tokiai darbo atmosferai. Kiek esu keliavęs, niekur taip nesumatęs. Toliau.
Emilis mane klausinėja, kiekgi kainuoja kelionė į Tailandą pasportuoti 2-3 savaitę mėnesį. Tai vat sekantį reportažą skirsiu būtent tam. Pašnekėsim, kiek čia maždaug kainuoja. Aišku, aš dabar filmuoju pažengusią grupę. Čia taip sportininkai dėl savęs čia nesportuoja. Yra 1, 2, 3 ir dar ten toliau aikštelė. Iš čia nesimato, ten išvis pradantiesiems. Kiek pavasarį esam buvę čia ir ten sportuoja daug ir moterų, ir įvairiausių amžiaus žmonės, kurie tikrai ateina treniruotis dėl savęs. Jos taip negrįžia stipriai kaip kovotojus. Šitoj grupiai čia vien kovotojai, kas ruošiasi varžyboms. Visur tas pats bazinis darbas, apšilimas, kova su šešėliu, tempimas, darbas lėtinas 3 raundai, tikriausiai 3 raundai, kelios technikos pratimų, sparingai. Ir čia Tiger CrossFit. Treneriai rašo programą. Vyksta, kas užsiima fiziniu parengimu, čia labai susirenka daug bendraminčių. Iš viso pasaulio suskrenda žmonės vienu tikslu – sportuoti kartu. Tai labai įdomu. Visi draugiški. O, Tadas atvažiavo. Čia ta pradedančiųjų grupė, apie kurią aš jums šnekėjau. Žmonės važiuoja dėl savęs.
didelė grupė. Taigeriai visą laiką daug žmonių.